Nu ką, sveiki, kumpiai. Žiūrėkit dabar, kas bus, kai užkursiu. Čia irgi va dar toks įdomus upgrade'as, bet su DB killeriais tai tik tai lochai važinėja. Čia dar update'ų yra. Žiūrėkit, nesąmonį prisipirkęs turiu. Nu ką, sveiki, kumpiai. Žiema baigėsi, reikia ruoštis, ruošt arklius. Pažiūrėk, kiek nesąmonių prisipirkęs turiu. Žodžiu, reikia teneriai keisti. Tepaliuką kitą savaitę pliusą rodo. Tai reikia pasiruošti. Ai, beje, pardavinėju šiais metais savo tenerėlę. To prisipirkau nesąmonę, va. Ne, iš tikrųjų planas šitą dėl bako pirkau. Šiaip nafigis nereikalingas, bet daug. Į kroso trasą nebent. Ne, nusipirkau tokį lengvesnį TT600. Tai dabar čia vyksta rebuildas, modifikacijos ir jo. Kol kas turiu dar tenerę, bet norėčiau šį parduoti, nes išėjo naujas CF Moto MTX. Gal matėt, va, atsisukit, ant desktopo pas mane yra uždėtas, tai jau, kaip sakoma, manifestuojam ir jo, taupom ant CF Moto MTX. Tai va. Aišku, reiks pakentėti, nes reikia parduoti pirmą tenerę, po to užsisakyti ir po to tik laukti. Tai va, tai kol kas teks turėti, kol parduosiu tenerę. Šiaip, jeigu norit apžiūrėti, pažiūrėti, galiu ir šiaip praeiti biškį per visus turimus gėrius, tai pakeisiu šiandien tepalus, pakeisiu guolius priekį, gale, įtempsiu grandinę, padangos naujos praktiškai, tai ten kokia kemkilų pravažiavus Continentalis, o čia yra Kenda, nežinau, 200 gal pravažiavus. Tai va, damage'as čia įlenkta. Čia kažkur pabrozdinta, nu, nenaujas, bet taip kaip stovi, tai duočiau už 8,5. Tai Rally Editionas už 9,5, tai gali tik tai pasvaigti. Tai kas skiriasi Rally Editionas nuo paprastos tenerės, tai yra aliuminė apsauga, šustresnė, kietesnė. Aš čia kaip pagal naują, ta prasme, šneku, tai 3 dalykai, kurie skiriasi, tai yra duslintuvas Akropovičiaus 1600 eurų, jeigu nauja komplektuotis, apsauga, man atrodo, 500 ir sėdinė, ne 500 eurų plus. Tai čia sėdinės jau nėra. Aš jau tokį pirkau be sėdinės, bet yra Torotecho kelionėm skirta sėdinė. Truputį čia daugiau subeneikiai pasidėt, kad patogiau būtų, nes taip tai kažkas ant durkės ar kroselkos turėtų panašu būti į tokią, kur čia šonai statesni. Bet gerai, man patinka visai jinai. Ten pirmą kartą, kaip išvažiavau, tai grybą prisipjau, nes su tokiam sintetiniam kelniam važiavau, tai man pritrinė čia kažkur šikna šitie kraštai. Bet iš esmės tai gerai viskas.
Ir viskas, jeigu šiaip lyginant Tenere paprastą ir Edition. Tai šitas yra Mocas 22 metų, tai va, Rally Editionas. Kad tiek čia tų žaislų susikrauti, pavyzdžiui, nusipirkus, tai čia nežinau, kiek čia dar turbūt 1,5-2 štukas susimestum ir turbūt neaišku, ar turėsi tokį tiek prisidėjęs, bet viskas, ko reikia ilgam ir smagiam važiavimui čia yra. Visokie kaip papildomos grotelės užsidėjęs, kad nerinktų ir nedaužytų ir neprakiurdytų akmenukai radiatoriaus. Tai high fenderį užmetęs. Yra aišku ir šitas paprastas senas. Stiklo pakelimai, lempa įvilkta. Apsaugos, rankenėlės pritrumpintos abidvi trumpos 2 pirštukų. Čia tas tai buvo, nežinau, čia navigacijai šiaip tvirtinimas dar papildomas, arba telefui. Čia padaręs Garminui. Tai žiauriai gerai čia, kopijuota iš Rymano. Tai šitas čia superinis daiktas, stiklas žiauriai gerai veikia, turiu dar kažkur video nesumontavęs. Pakeičiau sudaužytus plastikus, kur praeitais metais čia kentėjo labai. Ertecho, pigus, bet, nu, geri. Spalva biškai gal tokia, net tamsesnė, bet čia, nu, tas Mocas, jisai skirtas tikram endurinimui, ta prasme, nu, su juo ne autobamais važinėti, iškart galiu pasakyti. Tai čia vienareikšmiškai. Ir kaip endurinė, tai ir kritalioji, ir krūmai, ir purvai, ir, žodžiu, visur tu čia su juo varai, viskas čia turi būti negailima, nes jeigu gailėsi, tai niekur nenuvažiuosi realiai, kur tenai, kur smagiausios vietos būna dažniausiai toliausiai nukištos kur nors. Tai va, tai ten daugiausiai adrenalino gauni, daugiausiai nuotykių patiri ir šiaip smagiausiai. Todėl ir nebuvo pirktas brangus kažkoks tai Mocas, bet Tenere, kur yra pigios detalės, pigus tie kilometrai ir nebaisu nukrist, sulaužyti kažką, sudaužyti, nes, nu, nėra ganėtinai brangu. O kodėl keičiu, tai aišku noriu atsinaujinti. Ir šiaip visą laiką ten ant to CF Moto norėjau pereiti. Tai va. Tai dabar yra proga. Tai va. Jeigu ką, baikas pardavimui, kreipkitės į mane. Telefonas yra. Rasit, e-mailą yra. Žodžio, kas dar? Dar visokių čia tokių šudeliakių, visokie va, apsaugėlės, čia apsaugėlė, čia bus kokia 100–150 eurų, čia vėl vienoje kitoj pusėje vėl stolnikas, čia šitie vėl čia po 105 eurų tašės yra, visokie tokie PM6, 7–8, pažeminimai pakojkių. Perjungimai bėgių visokie ir taip toliau. Žvaigždutė uždėta 16, jo, buvo 15, uždėjau 16, kad turėtų truputį daugiau greičio tiesioje ir ten ties plus 120 būtų kaip ir apsukos tokios tvarkingesnės, mažesnės, tada mažesnės ir sąnaudos ir šiaip maloniau važiuoti, nes nėra tokių dėlių vibracijų. Nes taip ta vibracija tai užknisa. Daugiau ką? Rankenos šildomos. Afigienai, viskas čia veikia. O, navigacija iškart rodo, kad važiuoti reikia. Navigacijos, aišku, neparduodu. Nebent norėtumėt labai stipriai.
nes čia man tai high-endinė yra, turi inreachą, kur gali įsikviesti pagalbą, jeigu turi susimokėjęs planą. Šį perku. Na, всякий случай, kaip sakoma, tų upgrade'ų tokių, sakau, čia pridėta, pridaryta, ne visi gal matomi, bet viskas ko reikia, viskas padaryta, va. Tokie USB sudėti reikalai, waterproofiniai, prikurkė, nežinau, būna gal pa šitą. Yra automatinis grandinės tepimas, čia paslėptas, aš nenaudoju jo, nes labai viskas nusišika, nu, bet kaip kam patinka čia, skonio reikalas. Stabdžiai geri, grandinė gera, tepaliukus pakeičiu ir sezonui, guolius, tepalus, salnikus, ratų, nes buvo pamurgdyta velkėse. Tai tuos pasidarau, paruošiu ir arba teks pačiam lėkti, arba kažkas nupirks. Tai vienintelis toks damage'as, tai bakas, kad įlenktas, bet šiaip bakas, aš tai norėčiau jį pats asmeniškai, tai norėčiau Serbio 23 litrų pasikeistą plastikinį. Tai todėl aš čia jį galima buvo ir paimti ir išlyginti ir sutvarkyti per žiemą, bet arba kitą nupirkti, bet neapsimoka investuoti, geriau tos pinigus damesti ir 400 euriukų išeina Serbio bakas didesnis, plastikinis. Tai va. Tai plus jisai ir lengvesnis vienas dalykas ir didesnis. Ir čia nebelieka tų dar bakarajų visokių, čia tų plastikų irgi, gal gražiau atrodo, bet naudojimui tai, ta prasme, čia ne tas mocas, kurio čia gali kažkaip tai stipriai pasigirti, nes jų kaip purvo pilna ir su jais reikia lėkt, gazuot, keliaut, jie nieko nebijo, nelūžta ir sakau, problemų jokių neturėjau aš iš viso su jo. Per 10 000 kilometrų. Daugiau ką, yra daiktadėžė pribombinta. Daugiau kaip ir viskas, nieko čia labai stipriai nereikia tam dalykui. Viskas kaip ir paruošta. Dar va čia žiemą buvau plauti, nuplojau, bet kol grįžau, tai va. Mūsų keliai atrodo viskas nupurvinta dar. Dar išliekti reiktų šiandien ryt išsiplauti ir susitvarkau tepaliukus šiandien. Ir good to go, kitą savaitę +10, tai va patys pagalvokit, tai galima jau realiai prie +10 į darbą lėkti kiekvieną dieną su mocu, kas yra kokie 10 kart greičiau negu su mašina ir patogiau, ir fainiau, ir pigiau, žodžiu, vien pliusai. Tai va. Einu keist tepalų ir susitiksim už 5 minučių. Va. Tepaliukas. Vienas iš užstriausių pasaulyje. Kam reiks, tai tepalų baziai gerą kainą. Vienas iš kiečiausių pasaulyje tepaliukų. AMS Oil. Jeigu netikit, pasiskaitykit forumuose, pasiskaitykit visokius eksperimentus ir pasižiūrėkit, su kokiu tepaliuku važiuoja Amerikoje Drexteriai. Ir viskas aišku, ten kur baislinės apkrovos ir
ir greičiai, ir visa kita. Ir ten žmonės tikrai nežiūri biudžetą, ta prasme į kainą, o ima geriausia, kas yra rinkoje. Tai va, tai šitas vienas iš rimtesnių. Tai pirmiausiai, čia aišku, 1000 milijonų nuomonių ir visa kita, bet aš bent jau kaip darau, tai užsikuriu mocą, užšildau iki temperatūros darbinės ir tada išleidžiu tepalą, pakeičiu filtrą ir tada supilu naują tepalą, vėl užkuriu ir pažiūriu, koks lygis. Pilu daugiau negu minimumas arba vidutinis lygis, tai geriausiai tai maksimumas ir po to reikia nesuk galvos, kada ten kaip dapilt. Nes realiai vos nepravažiuoju visą sezoną, jeigu jokių lygų nėra ir motoras normalus, nedegina alyvos, tai ta alyva taip ir lieka. Ir plus, kad tu, kai mėtai tą mocą kažkokiam tai purvynę arba keli, tai vis tiek daugiau tepalo yra žymiai geriau. Nes jis, kai nukrenta, jis turi tą užsigesinimą savaiminį, bet jis vis tiek kelias sekundės dar padirba, tai varikliui nelabai gerai ant šono dirbti, nes tepalas subėga iš karterio kažkur tai ten į pašonę, į vieną, į kitą ir automatiškai tos dalis, kurios tepasi, jos tam tikrą laiką negauna tepalo ir čiut padyla. Tai va, tai tas daugiau tepalo įpilimas tokia prevencija sudaro, kad to tepalo daugiau ir jis tiesiog lygis, kai didesnis, tai tas nukritimas jam. Čia tik tokia teorija ir aišku iš patirties mano mintis, kaip aš darau. O jūs darykit kaip norit, tai keičiam tepalus ir žiūrėsim, gal šiandien išlėksim dar į lauką.